Daugų meno ir sporto centras gerokai pasikeitė. Pernai pradėjus pastato modernizavimo darbus, juos pavyko baigti maždaug per metus. Sudėti langai, pakeisti radiatoriai, vamzdžiai, apšiltinti pamatai, sutvarkyta vandentiekio sistema. Darbai atlikti ne tik pastato išorėje, bet ir viduje. Daug metų salė nemačiusi remonto buvo sutvarkyta. Atnaujinta scena, lubos, taip pat nauji radiatoriai ir langai. Tai yra maždaug 180 000 eurų. Laifo pinigai, šiek tiek mūsų prisidėti ir taip pat mes prisidėjome vidaus darbams maždaug 25 000 eurų, nes Laifo programa taip yra, kad ne viską finansuoja. Tai žodžiu, kooperuotos lėšos ir turim labai puikų rezultatą. Labai džiaugiuosi ir rangovas pasitaikė, tikrai labai sąžiningas, labai, vienu žodžiu, jokų neturėjom tokių. Apart, kai buvo, prisimenat gal kaip gyventojai, tai buvo iš karto lyg tai nepatenkinti, bet mes tai iš tikrųjų labai džiaugiamės ir dabar visi jau prieina ir sako, o, koks gražus jūsų pastatas. Tikimas, jog atlikus šios darbus mažiau teks mokėti ir už šildymą. Mokykla ir šalia esantis vaikų darželis turi bendrą katilinę. Atlikus modernizavimą vietoj 4 kurikų reikės tik 2. Ir dar didesnis džiaugsmas, kad absoliuti suma pinigų didžiausia skirta yra iš Laifo programos, tai iš to fondo. Tai tas labai džiugu. Ir tikrai čia yra meno ir sporto mokykla, kuri iš tiesų, kurioj mokosi mūsų vaikučiai, tobulėja, ugdomi kaip asmenybės, papildomai ugdomi fakultatyviai, tai žodžiu. Tikrai džiaugsmas, pats miestelis, pats Daugų miestas pagražėjo. Nors Daugų meno ir sporto mokykla oficialiai pridurta tik ketvirtadienį, tačiau mokymo procesui statybos netrukdė. Oi, visi užsiėmimai vyksta jau nuo rugsėjo 1 dienos, mes jau puikiai dirbam. Daugūse dauguma pastatų vis dar šildoma malkomis. Rajono savivaldybė turi ambicingą planą. Jeigu pavyks susitarti, Daugai naudos šiuolaikinį geoterminį šildymą. Iš tiesų mes ambicingą planą turim Daugose. Esu šnekėjęs ir su aplinkos ministru ponu Trečioku ir su ūkio ministru apie tai, kad galbūt ne vienas objektas ar ne 2, o visi Daugai galėtų būti naudoti geoterminį šildymą. Tai yra būtų ekologiška, švaru, modernu, tai yra 21 amžiaus, reiškia, sakykime, toks sistema. Tai tai kalbėsim su Laifo direktorium, galbūt pavyks įsiūlyti šitą dalyką, dėl to, kad jau mes kai kurios techninius projektus esam pasiruošę, techninę dalį ir, pavyzdžiui, Mirono gimnazijos taip pat yra paruoštas techninis projektas. Jeigu tik gautum finansavimą, tai maloniai tą darytume. Daugų meno ir sporto mokykla vykdo formalų į papildomą ugdymą. Čia galima išmokti groti įvairiais instrumentais, veikia dailės bei sporto skyrius. Visus Daugų meno ir sporto mokyklos skyrius lanko per 300 moksleivių. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.